Žinot, man labai sunku yra pasiryžti, nes aš jau esu ne pirmos jaunystės žmogus. Ir daug kas jau yra išeksploatuota, mano pasiryžimai, kai kurie jau yra, ačiū Dievui, įgyvendinti, o jų dar kažkiek liko. Ir vienas iš jų tai yra nuolatinis pasiryžimas, nuolatinis įsipareigojimas ir nuolatinė atsakomybė. Tai yra netoleruoti chamizmo, netoleruoti nekultūringumo, netoleruoti žmonių, kurie nieko nesiekė. Nors yra sveiki ir drūti ir gali tikrai daug ką pasiekti. Netoleruoti niurzgalių, netoleruoti žmonių, kurie iš tiesų visą laiką visko nepatenkinti. Ir kiek įmanoma statyti save pavyzdžių tiems žmonėms, kad jie galėtų kažko remtis.